Lyderiu gali tapti kiekvienas, įsitikinę šalies bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, švietimo skyrių specialistams, visiems aktyviems ir pažangiems mokytojams ar jaunuoliams siekiantiems jais tapti skirto projekto Lyderių laikas kūrėjai. Lietuviškai išleista ir mūsų šalies pedagogams pristatyta Jungtinių Amerikos valstijų švietimo specialisto Karlo Glikmano knyga Lyderystė mokymuisi, kaip padėti mokytojams sėkmingai dirbti, vienas iš ES finansuojamo projekto Lyderių laikas nuveiktų darbų. Projekto vadovės Rasos Šnipienės įsitikinimu, Lietuvos mokytojų vis dar stinga laisvės ir kūrybos, priežastis švietimo sistemos palikimas. Šiandien mes turim pasiekmes. Mes turim pakankamai daug labai gražių, kūrybingų ir įdomiai dirbančių ar mokyklai, ar valstybė, ar Seime, ar kažkur tai. Bet mes turim labai daug, kurie labai seka instrukcijas. Jie kitaip nemoko, kitaip neišmokė. Knygą Lyderystė mokymuisi Vilniuje pristačiusi autoriaus kolegė daktarė Frances Hensley tiki, kad leidinys bus naudingas ir Lietuvos mokytojams. Mes visi suvokiame mokytojo svarbą mokykloje, tačiau dažnai juos paliekame nuo šalyje, spręsdami mokyklų pokyčių klausimus. Aš tikiuosi, kad ši knyga padės sukurti kitokią viziją, ką reiškia būti mokytoju šiuolaikinėje mokykloje. Pasaulio švietimo sistema keičiasi labai sparčiai, nauji iššūkiai verčia ieškoti naujų darbo formų. Lyderystės vadyba mūsų šalyje yra naujas, neturintis tradicijų reiškinys. Kiekvienas jaučiam, gyvendami šitam pasaulyje, šitoje Lietuvoje ir šiandien šiuo metu, mes jaučiam, kad tos kitos vadybos labai trūksta. Labai trūksta mokykloje mokytojui, labai trūksta, sakykime, mokyklos vadovui, pavaduotojui, bet kurio būrelio vadovui, savivaldybės žmogui, ministerijos žmonėm, valstybės žmonėm. Mums trūksta kitokio valdymą. Taigi projektas yra apie kitokį valdymą. Pagrindinis projekto Lyderių laikas tikslas suformuoti paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindus, skatinti švietimo bendruomenių savarankiškumą.